Derybos tarp JAV ir Irano vykstančios Pakistane įstrigo dėl klausimo susijusio su Ormuzo sąsiaurio kontrole ir abi pusės ketina tęsti karą. Iranas pareiškė, kad reikalauja visiško suvereniteto teisės į Ormuzo sąsiaurį ir teisės rimti muitus už laivų praplaukimą. Tuo tarpu Donaldas Trumpas pats norėtų perimti sąsiaurio kontrolę. Be to, Trumpas pareiškė, kad JAV visiškai sunaikino Irano armiją, įskaitant ir šalies karinės jūrų pajėgas. Tačiau Teheranas jau parodė, kad yra pasirengęs tęsti karą su ta pačia sunaikinta armija. Taigi galima apibendrinti pirmuosius tiesioginių derybų rezultatus. Iranas dar kartą pabrėžia savo raudonąsias linijas. JAV viceprezidentas J.D. Vance'as perspėja, kad Amerikos derybininkai nebus nuolaidus Irano žaidimams. O Donaldas Trumpas tvirtina, kad JAV pradėjo Hormuzo sąsiaurio valymo procesą. Aptarkime dabar kartu, kas vyksta derybose Pakistane šiuo metu. Mano vardas Aleksėjus Pičius, aptarkime šią temą kartu, bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, pamėgti šį vaizdo įrašą ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka. Naudodamiesi nuorodomis ir rekvizitais šio vaizdo įrašo aprašyme arba nuskenavę jūsų ekranuose rodomą QR kodą. Ir būtinai užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pitch News, nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi iki vėlyvos šeštadienio nakties Islamabade tęsiasi aukšto rango JAV ir Irano pareigūnų susitikimas, aukščiausio lygio per pastaruosius 50 metų, per kurį jie bando užbaigti 6 savaitės trunkantį karą. Kodėl 50 metų? Nes paskutinį kartą tokio aukšto lygio Amerikos ir Irano pareigūnai susitiko dar prieš prasidedant Islamo revoliucijai 1979 metais. Pasak Pakistano šaltinio, tiesioginės derybos tarp JAV viceprezidento J.D. Vance'o, specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkovo ir prezidento Trumpo žento Jaredo Kushnerio, taip pat Irano parlamento pirmininko Mohamedo Bakerio Galibafio ir užsienio reikalų ministro Abbaso Arakčio tęsiasi iki vėlyvos nakties. Ir yra prognozių, kad jos tęsis ir sekmadienį. Susitikime taip pat dalyvavo Pakistano armijos štabo viršininkas, kurį labai mėgsta Donaldas Trumpas ir kuris turi ryšių su Islamo revoliucijos sargybos korpusu. Ir štai dabar Financial Times rašo, kad iš Islamabado pranešta, jog derybos tarp JAV ir Irano įstrigo dėl kontrolės klausimo ties Hormuzo sąsiauriu. Konkrečiai Iranas reikalauja išlaikyti vandens kelio kontrolę ir imti mokestį iš laivų. Tai yra, Iranas reikalauja išeiti šios karo nugalėtojų. Esą Hormuzo sąsiauris turi būti pripažintas tik Irano teritorija ir tik Teherano režimas ateityje galės spręsti, ką ir kaip praleisti per šiuos vandenis. Įdomu tai, kad dar iki karo pradžios Iranas tokių reikalavimų derybose iš viso neturėjo. Tai galima priskirti prie Donaldo Trumpo nuopelnų. Trumpas budriai pasiūlė Iranams sukurti bendrą parlamentinę įmonę, kuri rinktų duoklę iš praplaukiančių laivų ir dalintų pinigus per pusę. Taigi taip, nesistebėkite, Trumpas pasiūlė priešininkui, tai yra Iranui, kartu uždirbti iš sąjungininkų, tai yra Persijos įlankos šalių. Tačiau, kaip paaiškėjo, Irano derybininkai atsisako bendros kontrolės idėjų, nepaisant aukšto lygio susitikimo. Tai yra JAV viceprezidento J.D. Vance'o ir Irano karo meto lyderio Mohamedo Bagiro Galibafio. Šiame kontekste JAV atstovas pranešė, kad šeštadienį keli JAV karinio jūrų laivyno laivai kirto Ormuzo sąsiaurį, kurio blokada iš Irano pusės sukėlė didžiausią pasaulio energetikos tiekimo sutrikimą istorijoje. Tačiau Irano valstybinė televizija ir šaltinis Pakistane paneigė informaciją apie bet kokių amerikiečių laivų judėjimą šiuo vandens keliu. Ten buvo pareikšta, kad jie iš tiesų priartėjo prie sąsiaurio, Irano juos perspėjo ir jie apsisuko bei pasitraukė. Be to, JAV kariuomenės centrinė vadovybė pareiškė, kad amerikiečių laivai pradėjo Hormuzo sąsiaurio išminavimo procesą, nors Iranai apie tai nežinojo ir neva išvarė amerikiečių laivus iš sąsiaurio. Yra dar vienas ginčytino klausimo požymis. Anksčiau aukštas Irano pareigūnas pranešė agentūrai Reuters, kad JAV sutiko atšildyti aktyvus laikomą Katare ir kituose užsienio bankuose. Tačiau amerikiečiai tai tuoj pat paneigė. Taigi mes suprantame, kad Iranas reikalauja ir turto atšildymo kaip pagrindo susitarimui. Ir štai vienas aukštas Irano šaltinis netgi spėjo pareikšti, kad toks turto atšildymas yra derybų rimtumo ženklas.
Taip pat pažymėsiu, kad prieš JAV ir Irano atstovams susitinkant asmeniškai vyko atskiri Pakistano ministro pirmininko Šahbazo Šarifo susitikimai su iraniečiais ir amerikiečiais, siekiant dar kartą nustatyti jų raudonąsias linijas. Teherano darbotvarkėje yra jo valdžios ir suvereniteto pripažinimas ties Ormuzo sąsiauriu, kuris ketina rinkti tranzito mokesčius ir kontroliuoti prieėjimą. Šis sąsiauris yra siaura vieta, per kurią keliauja maždaug 20% pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų tiekimo. Iranas taip pat reikalauja visiško ugnies nutraukimo tarp Izraelio ir Libano Hezbollah, kas jo teigimu turėjo būti pradinės sutarties su JAV dalis. Izraelis ir JAV neigia, kad Libanas buvo ugnies nutraukimo susitarimo dalis, o Baltieji rūmai aiškina šį ginčą nesusipratimu, esą Iraną juos neteisingai suprato. Izraelis, kuris prieš 6 savaitės kartu su JAV pradėjo karinę kampaniją prieš Iraną, šiuo metu derybose visai nedalyvauja jokių lygių. Priimanti šalis, tai yra Pakistanas, neturi diplomatinių santykių su Izraeliu ir nepripažįsta jo suvereniteto. Todėl akivaizdu, kad dėl Libano dar bus atskirų klausimų. Izraelis paragino Libano valdžią pradėti dialogą dėl Hezbollah grupuotės nuginklavimo. Na, o kad suprastume, kas kuo spaudžia oponentą derybose, verta prisiminti paskutinį pareiškimą ir veiksmą. Ir štai JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą skelbė socialiniuose tinkluose žinutes, kuriuose teigia, kad Irano pareigūnai, cituoju, neturi kozerių deryboms. Be to, Trumpas netgi parašė, cituoju, vienintelė priežastis, dėl kurios jie šiandien gyvi, yra derybų pradžia. Jis apkaltino Iraną naudojant Ormuzo sąsiaurį šantažui ir pareiškė, kad sąsiauris bus atidarytas, cituoju, su jais arba be jų. Pagrindinis JAV derybininkas Džėjus Divensas pareiškė, kad JAV optimistiškai žiūri į derybas, tačiau perspėjo, cituoju, jei jie bandys mus apgauti, jie supras, kad derybų komanda tam nėra labai imli. Tuo pačiu metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pareiškė, kad Teheranas pradeda derybas su dideliu nepasitikėjimu, kurį sukėlė ankstesni smūgiai Iranui per ankstesnius derybų etapus. Arakčis, esantis Irano delegacijos Pakistane narys, pareiškė, kad jo šalis pasirengusi smogti atsakomąjį smūgį, jei bus pakartotas išpuolis. Be to, abi pusės parodė, su kuo atvyko į šias derybas. Tuo pačiu metu Iranas dar kartą paskelbė savo 10 punktų pasiūlymą. Jame pateikiamas raginimas garantuotai nutraukti karą ir užkirsti kelią būsimiems išpuoliams. Buvo iškeltas reikalavimas panaikinti ekonominės sankcijas ir nustatyti Ormuzo sąsiaurio kontrolę. Pasiūlyme taip pat buvo numatyta nutraukti kovos veiksmus prieš vadinamosius Irano regioninius sąjungininkus, tai yra šias teroristinės grupuotės. Tiesiogiai ragina nutraukti Izraelio smūgius prieš Hezbollah, Irano remiamą Libano teroristinę grupuotę. Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos pateikė savo 15 punktų pasiūlymą, kuris atima Irano branduolinės programos apribojimą ir Hormuzo sąsiaurio veiklos atnaujinimą. Tačiau būtent Irano uždarytas Hormuzo sąsiauris tapo pagrindiniu jo strateginiu pranašumu šiame kare ir derybų metu. Prekybiniai laivai vengia sąsiaurio, faktiškai blokuodami naftos, dujų ir trąšų judėjimą. Šeštadienį Brent naftos spot kaina viršijo 94 JAV dolerius. Tai žinoma šiek tiek mažiau nei prieš savaitę ar anksčiau, bet tai daugiau nei 30% brangiau nei karo pradžioje pirmąją karo dieną. Prieš konfliktą per Ormuzo sąsiaurį paprastai praeidavo apie 1/5 pasaulinės naftos prekybos apimties. Daugiau nei 100 laivų per dieną tai yra gana daug. Ir štai po paskelbimų apie ugnies nutraukimą per kelias dienas užfiksuota tik 12 laivų perplaukusių sąsiaurį. Anksčiau per parą būdavo daugiau nei 100. Štai kodėl derybos kol kas yra aklavietėje ir kaip matote viskas atsiremia į Ormuzo sąsiaurį, apie kurį dar kartą primenu, net nebuvo kalbėta iki karo pradžios. Derybų etape iki JAV ir Irano karinių veiksmų pradžios net nebuvo kalbų apie Ormuzo sąsiaurį. Dabar tai tapo pagrindinė šių derybų tema. Čia padarysiu pauzę. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, jau žinote, ką reikia daryti. Tai galite padaryti paaukodami.
Visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme arba per QR kodą jūsų ekranuose. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti mano Telegram kanalo Peči News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme operatyvias naujienas, kai tik jos pasirodo. Tai viskas, saugokite save, viso gero visiems.